mano brangieji broliai seserys. Dievas tikrai jūs myli. Reikia sakyti, amen, reikia pasakyti taip, amen, myli Dievas mus. Kada šiandien perskaičiau, kaip sakot, amen, tikrai man. Šiandien perskaičiau, Arūnai, reikia pasidėti tyliai paklausyti, gerai, jeigu gali, be komentaro. Mes, draugai, šiandien, ką mes darysime? Klausysim Dievo žodžių. Mes gėduojam, bet reikia ir pasistiprinti, reikia tam, kad mes galėtum po to išeiti ir elgtis taip, kaip Dievo žodis mus ragina, gyventi pagal jį. Ir žinokit, tai ne visada lengva yra. Galbūt dažnai yra nelengva. Bet o kitas kelias koks yra? Mes šiandien gėduojam daug iš kelio nenuklysti. Todėl, kad galima vis dėlto nuklysti. Ir žodis, kuris buvo duotas taip pat Jozujai, pasakyta, būk drąsus ir ryžtingas. Tik būk labai drąsus, ir žinote, ten mes skaitėme šiandien. Atsimink, kai sakau, būk stiprus ir drąsus. Toks buvo žodis šitam vyrui, kuris turėjo vesti į pažadėtąją žemę. Tikrai drąsos ten reikia, žinokite, kartais žmogus gali pagalvoti, jeigu aš esu su Dievu, tai aš neturėsiu jokių kliūčių. Žinote, koks buvo pirmas kliūtis Jozuės? Kas žino? Kaip? Jericho sienos. Jūs girdėjote, ne, tą miestą, kur turėjo jie užkariauti ir kur buvo be galo sunku iš tikrųjų dėl sienos, dėl tvirtumo to miesto. Ir atrodo, gali pagalvoti, jeigu aš esu su Dievu ir kaip Dievas pasakė Jozujai, aš nuo tavęs neatsitrauksiu, tai tu nesutiksi jokių sienų ir jokių upio arba jūrų. Vat įdomi labai. Ir jis susiduria ir jam reikia užkariauti tą miestą. Žinot, draugai, vesti tokią tautą kaip Izraelis, tai buvo didžiulė atsakomybė duota šitam vyrui. Didžiulė atsakomybė iš tikrųjų. Jis labai turėjo daug pareigų. Mažo to, kad jis turėjo vesti visą tautą, bet jis turėjo ir padėti tautai nenusigręžti nuo viešpatės, kad jie žinotų Dievo įstatymus. Jis buvo kaip tarpininkas tarp tautos ir tarp Dievo kaip Mozė. Jis turėjo raginti žmonės, jis turėjo teisingai teisti tautą, jis turėjo labai daug atsakomybių prieš Dievą ir prieš savo tautą. Ir dėl to Dievas labai stiprina, sako Jozujai, tik būk stiprus ir ryžtingas. Neišsigąs tai, ko tu pamatysi. Nenukrypk nuo mano žodžių, jeigu tu matai kažkur neteisybę. Draugai, tai žinote, iš tikrųjų mūsų gyvenime irgi yra tam tikrų iššūkių ir sunkumų. Ir kaipgi mes nugalėm tos sunkumus. Aš tikiu, draugai, taip tik tai, kada mes nusistatom, kad mes einame, Dievas yra su mumis. Ir ugdyti tą tautą ir vesti ją, tai atsakomybė didelė buvo. Tai didelė. Žinot, aplamai, jeigu kalbėti apie atsakomybę, tai žmogui nepatinka atsakomybė. Jums patinka atsakomybė, draugai? Bet kaip jūs žiūrite, tai patinka? Patinka. Ar patinka jums, kai jūs kažkas įpareigoja? Įsipareigojimai, patinka jums. Žinot, toks žodis, gal patinka, nepatinka, kartais tu galvoji, reikia ir viskas, ko čia patinka, nepatinka, jeigu reikia, tai reikia. Buvo Jozujas ir Dievas neklausė, ar tu nori, nenori. Pasakė, tu vesi, nes matyt, jis turėjo tam savybės tokios savyje, charakterio, kad galėjo įvesti. Ir aišku, jis turėjo dėl to, kad jis buvo vienas iš 12 žvalgų, kuris pasakė, kad mes galime įžengti į tą žemę ir nugalėti. Jis ir Kalebas buvo dar vienas. Visi kiti 10 žvalgai sakė, mes negalime eiti. Tai akivaizdžiai, kad kada Dievas davė tokią atsakomybę jam, tai reiškia Dievas matė, kad jis gali ją atlikti.
ir tą. Bet aplamai žmogus niekada nenori prisimti įsipareigojimą. Tai yra nelabai būdinga žmogui. Kodėl? Dėl to, kad žmogus nenori būti įpareigotas. Žinot, kai asmuo suvokia įsipareigojimą kaip priverstinį veiksmą, jis priešinasi. Net jei užduotis atitinka jo vertybės. Suprantate, dar kartelį pasakysiu, kai žmogus suvokia įsipareigojimą kaip priverstinį veiksmą, jis pradeda priešintis. Net jei tas užduotis atitinka vertybėmis. Kodėl taip yra? Dėl to, kad praradus gyvenimą kontrolės jausmą, kyla stresas. Kyla stresas. Ir žmogus nori jaustis autonomiškas, kad nepriklausomas nuo pareigų. Aš noriu, aš išeisiu šiandien. Aš nenoriu, aš nedarysiu. Aš noriu, aš darysiu. Tai yra būdinga žmogui. Ir dėl to įsipareigojimai bet kokie žmogus visada suvoks kaip stresas. Ypač šiuolaikiškas žmogus galbūt labiau tą suvokia ir labai vengia atsakomybės. Žinot, aš pasakysiu savo istoriją, kai aš dar nebuvau nei susitokęs ir kai pradėjau tarnauti bažnyčiai. Ir aplamai aš pažvelgiau savo gyvenimą, daug ką suvokiau. Aš prisimenu, man visada patikdavo eiti pas žmonės, bendrauti su jais. Bet pas mane buvo visada toks žodis, kada aš pavardavau, aš sakau, man reikia eiti, aš turiu eiti. Ir aš ateinu, pavyzdžiui, pas šeimos, ten vaikai, ten vyras, žmona, ten vyks kažkoks veiksmas. Ir man tai buvo įdomu ir patogu būti kaip svečiu. Žinot, iš šalies tu neisi šios šeimos dalis, tu esi svečias. Tu ateini, tu pasėdi, pažiūri, pažaidi, bet kai tu nenori, tu sakai, aš jau einu. O žmonės pasilieka su savo įpareigojimas auginti vaikus ten. O tu išeini. Ir man buvo, aš pažiūriu savo gyvenimą, draugai. Man patiko būti svečiu. Svetis, kas tai yra svečias? Tai yra tas, kuris gali bet kada išeiti. Ir jis nėra įpareigotas nieko. Ir man tai patinka toks jausmas, kada, supranti, tu gali išeiti. Ir tik atsirasdavo menkiausia užuomina apie tai, kad tu būsi įpareigotas, aš pasitraukdavau. Taip įdomiai, kad aš žiūriu savo gyvenimą. Ir suprantat, su laiku bėgant aš supratau, kad tai gyventi nebeįmanoma. Negalėsi būti visą laiką svečiu. Nes pas Dievo svečio ne tai, kad nėra, ten yra žmonės, kurie prisiekė meilę. Kaip ir santuokoje nebūna svečių, tai būna žmonės, kurie vienas kitam įsipareigojo. Ir žinot, draugai, mąstant dar giliau, jeigu pažvelgti, kodėl kartais žmogus pasirinka savo hobį, kažkokį tokį veiklą, kuri jam patinka. Kodėl jis pasirinka? Nes tai neįpareigoja tave, tau tai patinka, tau patinka užsiimti, tau patinka eiti žvejoti, tau patinka kažką kurti, tau patinka rinkti, tau patinka vaikščioti kažkur. Bet įsivaizduok, jeigu tau tai bus prievolė, jeigu tave privers, pavyzdžiui, pagal taisyklį, pagal tvarkaraštį to daryti ir būti atsakingam, rašyti ataskaitas ir pas tai kažkas gali ateiti ir pasakys, kodėl tu taip nepadarėjai, kodėl tu taip nespėjai, kaip tada jausis? Jausis jau ne kaip hobis, jausis kaip... Dėl to, kad draugai prievolė arba įsipareigojimai mums nepatinka. Tai sunku, apsunkina mus. Ir kodėl taip yra? Kodėl taip krikščionėms net atsitinka gyvenime, kada mes, draugai, vengiam įsipareigojimų? Paminėsiu keletą priežasčių, draugai. Galima pirmą tokį paminėti, dėl ko krikščionis net vengia atsakomybę ir įsipareigojimą.
pats pagrindinis galbūt dalykas, tai nėra arba prastėja asmeniniai santykiai su Dievu. Kodėl? Matote, kada tarnystė arba įsipareigojimas Dievui tampa formalumu, jūs žinot tą žodį formalumas, jo, bet ne meilės išraiška, tarnystė arba įsipareigojimas praranda prasmę. Ir žmogus tiesiog pavargsta ir sako, man tai nebeįdomu, aš nebegaliu. Tas pats, pavyzdžiui, jeigu mes, draugai, jau sekmadienis, mes ateiname į bažnyčią. Kada žmogus suvokia, kad ateiti į bažnyčią ir būti bažnyčios dalimis yra tik alternatyva, tik opcija, bet nėra įsipareigojimas, taip atsitiks tada, kad tu pasirinksi tai, kas lengviau. Kodėl? Dėl to, kad tai, jeigu nėra santykių su Dievu, bus tik tai formalumas. Gerai, aš ateinu sekmadienį, aš ateinu tam Biblijos pamokas, arba aš kažkur patarnauju. Bet jeigu tai, draugai, yra formalumas, o ne išraiška tavo meilės Dievui, greitai tai taps beprasmiškai. Suprantate, tikras tarnavimas Dievui, tai suartina mus su Dievu. Tai mus suartina su Dievu. Ir tai atneša kažkokie, turi prasmę atnešti mums gyvenime. Bet jeigu tai yra tik formalumas, draugai, nelabai. Žinot, kaip Kristus pasakė, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Aš esu vynmedis, o jūs esate šakelės. Ir kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Tik suartinimas su Kristumi įmanoma nešti vaisių gyvenime. Tik įsipareigojimas Dievui, bažnyčiai, vienas kitam, būdamas santykiuose su Dievu, galima tai atlikti, kaip ir Jozuės, kuriam buvo pasakyta, tu būk ryžtingas. Ten neatsitraukia knyga šio įstatymo ant tavęs, bet mąstyk apie ją dieną į naktį, o aš būsiu su tavimi. Dievas žinoja, Jozuės, kuris bus įpareigotas vesti, jam reikia būti artimai su Dievu, su šaltiniu. Ir tai, draugai, bet apie kokią bendruomenę, visuomenę dalimi jūs galite paimti. Šeima. Jeigu žmogus suvokia savo įpareigojimą šeimoje kaip vėl formalumas, bet ne meilės išraiška, ta šeima labai greitai pradės atšalti, santykiai pradės šalti, kiekvienas pradės gyventi savo gyvenimą ir viskas. Žinot, ypač kada žmogus praranda prasmę tame, ką jis daro, labai greitai tai gali nustoti daryti, dėl to, kad tame nėra prasmės. Man taip visada buvo ir visada taip yra. Jeigu tai aš ką darau, nematau tame prasmės, aš galiu iš inercijos kažkiek dar daryti, bet tu negali tai daryti ilgai. Tu negali pasišvesti visai, jeigu tu tom netiki. Taip yra, toks žmogus yra. Tai prasideda rutina, depresija ir tas atsakomybės jausmas ir pareigojimas tampa tokia našta, kurią tu tiesiog nori kuo greičiau numesti. Taip yra. Dar vienas priežastis, dėl ko žmogus nori pabėgti nuo įsipareigojimų, ne šiaip savo papildomų kažkokiu, aš sakau, bet aplamai būti svečiu. Tai yra nuovargis arba kai žmogus išdyga viduje. Jo, mes matom gydytojus, nueinam pas gydytojus, ką mes matome. Sėdi žmogus ir jis tiesiog išrašo tau receptą, jis nenori išklausyti. Pavargo, žmogus pavargo labai, suprantat. Jis turi savo pareigą, bet pavargo. Kiekvienas ateina su savo našta, kiekvienas ateina pakalbėti, išsakyti, tu jam... Ir mes matome, žmonės pavargsta. Ir Kristus dėl to sako, ateikite pas mane visi, kas vargstate ir prislėgti. Reikia ateiti pas Kristų, nes mes pavargstame. Kai žmogus pavargsta, joks įsipareigojimas, jis bėgs kaip tiesiog nuo tamsos. Dar vienas dalykas, dėl ko žmogus nori būti svečiu arba nenori vykdyti savo įpareigojimus, tai dėl to, kad neteisingi motyvai yra. Kartais žmogus gali užsiimti kažkokią veiklą, prisimti atsakomybę dėl to, kad nori sulaukti pripažinimo. Žinot, pripažinimas, kad tave pasakytų, tu šaunuolis.
Arba žmogus gali tai padaryti dėl to, kad nori gauti pagirimo. Bet tas motyvas yra tiek neteisingas, kad laikai bėgant tu labai greitai ne tiek pavargsi, bet tu pamatysi, kad tu negauni tų pripažinimų ir pagirimo, nes žmonės negali tave girti pastoviai. Tai žmogus atsitraukia ir tada tas įsipareigojimas tampa nepakeliama našta. Ir kartais tu matai galbūt savo gyvenimą žmonės, kurie su džiaugsmu imasi kažkokią veiklą, tarnystę ar dar kažko, bet labai greitai atsitraukia. Kodėl? Dėl to, kad neteisingas buvo motyvas. Žmonės, draugai, gali vengti atsakomybės taip pat savo gyvenime, kada jaučia vienatvę arba kada turi nepakankamai palaikymo savo gyvenime. Žinot, kada tu tarnauji arba tu neši kažkokią naštą ir tai yra, ir tu vienas to darai. Kaip tai be galo sunku. Yra be galo sunku, draugai, kada tu darai vienas. Dar Saliamonas pasakė tokius žodžius, du yra geriau negu vienas. Nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų, bet vargas vienam, jei jis krenta, nes nėra kam jam padėti. Ir iš tikrųjų, tu supranti, draug, kad tai yra be galo sunku būti vienam. Ir kada tu jausis, kad tavo našta yra tu vienintelis ją neši, tai yra šeimoje, bet dažnai labai būna šeimose, kada vienas stengiasi, o kitam vis vien. Ir tu po to pagaliausiai tu suvoki, o dėl ko aš to darau tada viskas. Jeigu mano artimam žmogui tai yra nesvarbu. Ir tada prasideda barniai, prasideda, kodėl tu nepalaikai, kodėl tu nedarai, kodėl tu manai, kad man to reikia. Ir tada norisi atsikratyti tos atsakomybės nuo savęs. Vienam sunku iš tikrųjų yra. Arba kada būna, žinot, dar disbalansas, kada žmogus ant savęs paėmė per daug atsakomybių, nereikalingų net atsakomybių. Ir pradeda to daryti, nešti, o po to pradeda pykti, kad kodėl nieks man nepadeda. Dėl to, kad žmogus nesuvokia kartais, kad jis paima ne savo. Ir žinot, kaip Mozė, vesdamas tautą, jis pradėjo murmėti Dievui. Jis pradėjo iš tikrųjų. Ir Skaičių knygoje ten yra tokie žodžiai, kada jis sako, aš negaliu vienas nešti visos šitos tautos, nes man tai per sunku. Ir jis manė, kad jis prisėmė labai daug atsakomybės iš tikrųjų ir jis galvoja, kad nuo jo priklauso, kaip tauta gyvens. Viešpats sako, čia aš nešu ir tave patį irgi nešu. Tai tu ne vienas esi. Ir kartais toks jausmas gali atsirasti, kad tu galvoji, aš vienas visko tai darau. Draugai, pamastykite, gal tikrai kažkam reikia atiduoti dalį savo atsakomybę. Ir kągi padaryti mums, kad mes gyvendami kaip krikščionys, kaip tikinti žmonės galėtų ne tiek bijoti atsakomybės, bet kad mūsų dabartinės net atsakomybė galėtų būti ne našta, o džiaugsmas. Ar tai įmanoma aplamai? Aš manau, kad tai įmanoma. Dėl to, kad viešpats, kuris, kai mes ateiname pas jį, jis įsipareigoja pats viešpats, kad mus nepaliks ir neapleis, bet taip pat nori, draugai, kad ir mes irgi būtumėm žmonės, kurie gali imti atsakomybės už savo veiksmus ir kažkaip už savo gyvenimą, už savo bažnyčią taip pat. Žinot, draugai, daug labai priklauso nuo to, kaip mes suvokime, kaip mes turime, ką mes turime čia galvoje, ką mūsų širdyje. Žinot, aš noriu Jums pasakyti tokį labai didelį apreiškimą. Apreiškimą pasakysiu Jums. Dievas sukūrė žmogų, kad jis aktyviai dalyvautų jo kūrinyjoje. Ir tarnavimas Dievui ir žmonėms yra ne tik pareiga, bet ir būdas įgyvendinti savo pašaukimą.
Ką tai reiškia? Kada Dievas sukūrė žmogų ir pastatė į jį Edeno arba įgyvendino jį Edeno sode. Jūs prisiminat, kągi viešpats jam pasakė? Kas prisimena? Ką viešpats pasakė žmogui, Adomui Edeno sode? Kas iš jūsų draugai prisimena, ką Dievas jam pasakė? Ką pasakė? Prižiūrėti sodą. Ir prižiūrėti taip pat gyvūnus. Prižiūrėti tai, kaip? Ir duoti dar vardus duoti. Tai darbo ten buvo pilna, labai daug atsakomybių buvo Dievas davė. Ir suprantate, tai yra parodo, kad Dievas iš tikrųjų nori, kad mes gyvendintum savo pašaukimo. Bet savo pašaukimą mes negalėsim įgyvendinti, jeigu mes nevykdysim savo įsipareigojimų. Žinot, kaip atlikdami užduotis ir matydami rezultatus, žmonės iš tikrųjų jaučia prasmę ir pasitenkinimą. Atsakomybės vengimas suteikia, draugai, mums beprasmybės jausmą. O taip. Ir aišku, kada per daug mes ant savęs įmam, aš suprantu, mes tada pradedam labai kentėti. Bet aš nekalbu apie tai, aš kalbu, žiūrėkite, Jozuė ir visi kiti žmonės, kurie buvo, visi buvo savo pašaukime gyveno, bet gyvendami savo pašaukime turėjo įvykdyti tos įpareigojimus. Įdomi labai, kad kartais žmogus, kuris vengia, sakykime, atsakomybės prieš Dievą, jis praranda galimybę augti. Štai kaip galima pasakyti. Aš tikrai, draugai, manau, kad žmogus, kuris nesimoka imti ant savęs atsakomybės, jis praranda galimybę augti. Nes jis visada bus svečias. Kaip Jokūbas sako, kas moka daryti gerą ir nedaro, tam nuodėmė. Kas moka daryti gerą, bet nedaro, tam nuodėmė. Jeigu mes suvokiam, kad tai gerai, bet mes norim atsikratyti to, tai sako nuodėmė tada. Tikėjimas be darbų miręs, mes irgi žinome toks dalykas. Ir tai kalba ne tik apie kažkokį sunkią darbą, bet tiesiog apie paprastą atsakomybę, kada viešpats mums ją duoda. Ir kai mes vengiam atsakomybės arba įsipareigojimų savo gyvenime, aš apie save dabar kalbu, tai duoda palengvėjimą. Man nereikia nieko daryti, gerai, labai nieks mane nepaklauso, atsikračiau. Bet trumpą laikų bėgant, tau tai padeda. Trumpam keli. Bet ilgainiui tai suteikia tau iš tikrųjų jokia nepalaima, draugai, bet kalties jausmas ateina. Ateina gėda. Ir ateina, kaip pasakyti, kada žmogus pradeda jaudintis, gyventi nerimas toks ateina. Trumpai, kada žmogus atsisako, sako, gerai viskas, nes, žinot, nereikia daryti, labai gerai viskas, dabar galima pailsėti. Bet ilgainiui, aš sakau, tai atneš kalties jausmą. Ir kaip tada mes gyvensime? Tai draugai, tai ką kalbant apie tai. Taip pat, kai mes įmam atsakomybės, teisingos atsakomybės, mes galim patirti džiaugsmą per tą tarnystę, už kurią mes atsakinga. Suprantat, nes iš tikrųjų tikras džiaugsmas nėra bėgioti nuo atsakomybės gyvenime. Tai nėra tikras džiaugsmas. Bet tikras džiaugsmas tai yra tame, kada tu matai vaisius savo veiklos, savo gyvenimo, savo triūso. Tai yra tikras džiaugsmas, kada tu matai, kad pas tave vaisiai yra gyvenime. Nes pats Kristus pasakė, palaimingiau duoti negu imti. Mūsų įpareigojimas arba įsipareigojimas labai dažnai būna susijęs su santykiais. Ar tai būtų mūsų šeimoje,
Ar tai mūsų su draugais, ar tai su bažnyčia, ar su kažkokia kita bendruomenė, visuomenė. Bet kai žmogus vengia prisimti atsakomybę, aplamai aš kalbu, tai veda prie vienatvės. Tai veda prie konfliktų taip pat. Todėl, draugai, tai yra toks labai rimtas reikalas. Gyvenimas be tarnystės arba be atsakomybės praranda prasmę. Aplamai. Ir priveda prie dvasinį tokį tuštumą. Suprantat, Dievas kviečia mus, kad žmogus naudotų savo talentus. Dievas kviečia mus naudoti savo įrankius, kuris jis duoda, tam, kad mes galėtum padėti vienas kitam ir patarnauti viešpačiui. Juk Petras pats pasakė labai taip aiškiai: tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulyg kiekvieno gautąją dovaną. O taip. Iš tikrųjų, draugai, gyvenimas, pažvelkime į gyvenimo, pavyzdžiui, krizės, depresijas, sunkumus, egzistencinė, sakyčiau, krizė, kada žmogus masto, o kur gyvenimo prasme aplamai tada. Dalis to, kas priveda, vengimas atsakomybės. Vat kaip bebūtų. Ir krikščionis, jeigu netarnauja savo dovanomis, jis praranda kryptį gyvenimą ir praranda prasmę. Ir niekas Dievas nepriko. Galima melstis Dievui, duok jam, prašau, stiprybės, prasmės gyvenime, duok jam kažkaip. Bet jeigu žmogus pastoviai vengia atsakomybės, draugai, tai malda ne tokia turi būti. Ir ta malda tikrai nepadės. Ir tu gali melstis kaip tu nori. Bet yra problema, kad yra kliūtis. Tu nenaudoji dovanas. Suprantate, kas mums gali padėti? Aš jau einu prie pabaigos. Kas mums gali padėti visiems? Kas man asmeniškai padeda? Tai padeda matyti atsakomybėje galimybę. Tai yra galimybė pasireikšti. Tai yra galimybė panaudoti tai, ką aš galiu. Tai atneša man prasmę. Man labai svarbu tai, ką aš darau, matyti tame prasme. Labai svarbu. Yra žmonės, kurie gali formaliai gyventi, daryti, žinot, iš metų į metų tą patį, bet aš taip pats negaliu. Man reikia prasmės. Aš kalbu apie savęs. Ir dėl to, kaip aš savo nuteikiau, yra galimybė, ne? Arba ten patarnauti, arba pasimti kažkokį įsipareigojimą, įsipareigoti kažką atlikti. Aš matau tame galimybę, o ne kliūtis savo asmeniškai. Tam, kad kas mums gali dar padėti, tai pamatyti, draugai, kad tai yra dalis Dievo plano. Taip Dievas nori, kad mes būtumėm vaisingi žmonės. Taip Dievas nori, kad mes galėtumėm nebėgioti nuo atsakomybės savo gyvenime. Tai Dievo planas toks. Kiekvienam iš mūsų. Aišku, reikės, draugai, surasti ir balansą gyvenime, kad tu neperdiktum, kad tu galėtum tinkamai ir pailsėti, tinkamai ir padirbėti. Ir jeigu to nebus, tu po to bėgiuosi ir vengsi visko. Tai va. Ir aišku, draugai, ieškoti Dievo artumo, jeigu mes turėsim su Dievu santykius, ta atsakomybė nebus ta tokia didelė našta, kurią mes norim atsikratyti. Reikia suartėti su Dievu, reikia būti su jo bendrystė. Ir jeigu mes galvojam, kad viešpatie, man taip ir sunku gyvenime, man taip sunku, tiek iš visur kažkam skolingas, kažką nori iš mane visi, taip pavargau, Dieve, noriu atsitraukti. Galbūt tu tiesiog pavargai, tau reikia pailsėti. Bet jeigu tai yra pastovus tavo gyvenimo dalis, kad tu bėgioji, galbūt reikia peržvelgti, kokie santykiai su Dievu tu iš tikrųjų turi. Gal tu ateini tik pas Dievą, pabūti, pasidėti, žinot, kaip prie jo kojų pasidėti, bet po to išeini. Ir niekada negali pasišvęsti viešpačiu iki galo. Galbūt. Taigi, tikrą jėgą vykdyti ir nešti
kaip sako viešpats, paimkite mano naštą ant savęs, jo jungą paimti. Tai yra tos atsakomybės, kurios mes galim nešti. Iš tikrųjų, jėga nešti tą atsakomybę gimsta santykiuose su Dievu. Ir dėl to, draugai, maldauju, stiprinkite santykius su Dievu per maldą, per Dievo žodį, per tarnystę. Nebėgiokite nuo tos tarnystės, bet ieškokite Dievo karalystę visur ir jo teisybės. Ir tada galbūt tai, kas viešpats mūsų prašom, tai, ką mes manome yra teisinga padaryti, tai bus ne našta ir ne kažkokia prievolė, kuri neįmanoma nešti, bet galbūt tai bus toks džiaugsmas, kuris padeda mums atrasti prasmę gyvenime, atrasti pamatą, ant kurio mes galim stovėti. Ir mūsų gyvenimas taps žymiai prasmingas, negu jis buvo iki tol. Taigi, stenkimės, draugai, suartėti arčiau dar su Dievu ir nebėgioti nuo to, kur mes esame pašaukti. Užbaikime su malda. Paprašykim Dievo, kad mes galėtume atskirti tai, kas yra mūsų ir tai, kas nėra mūsų. Viešpati Dieve mūsų. Mes dėkojam tau labai už tai, kad tavo žodis ragina mus viešpatė ne tik budėti, bet ir vykdyti jį. Ir dėl to mes prašome Dieve, kad mes galėtumėm pažvelgti ir pažiūrėti, ar nepaėmėm mes tai, ko mums nereikalinga, kažkokią galbūt įsipareigojimą, o kurie reikia įsipareigoti, mes to kratomės. Viešpatį, daug išminties mums prašau. Ir labiausia viešpatį, daug mums būti arčiau tavęs kasdien. Kasdien viešpatį jausti tavo artumą per tavo žodį, maldoje viešpatį, dėkingume, tarnystėje, kad tai, kas ateina į mūsų gyvenimus, mes nuo to nebėgtumėm viešpatį. Bet kaip ir Jozuė, kuriam buvo tik būk drąsus ir stiprus, tai neatitraukė ši knyga nuo tavęs, dieną ir naktį mąstyk apie ją. Daug ir mums viešpatį būti kaip Jozuės, kurie žygioja į pažadėtąją žemę. Taip, mes turėsim savo Jericho, taip, mes turėsim upio ir turėsim žmonės, kuries norės mus atitraukti, pasmerkti galbūt, pasijokti iš mūsų. Ir viešpati tai neduoda mums iš tikrųjų jėgų, bet kas duoda, tai duoda vaikštėdamės su tavimi kasdien. Dėkojame tau, Dieve, kad tu nuo mūsų neatsitraukia. Dėkojame, kad tu mus nešioji viešpatį ir sudarėjai sandorą. Ir sandora tai yra toks pažadas. Ir mes viešpatį daug būti tame toje sandoroje ir vykdyti savo įsipareigojimą. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Šlovė Dievui. Brangieji, mes dar pasiklausykim, prašau, padrąsinimą iš Ramunės eilėraščių